dirbi užsienio reikalų ir Europos reikalų komitetuose, bei vadovauji Seimo ir pasaulio lietuvių bendruomenės komisijai. Visgi manau, kad daugelį šios sritis skamba gan sudėtingai, tos aukštos tokios frazės, ir jeigu reikėtų paprastai paaiškinti kam nors, ką iš tikrųjų reiškia šios komisijos ar šie komitetai ir ką tu veiki juose. Taip, iš tikrųjų šitie komitetai ir komisijos nėra visiškai tiesiogiai susiję vien tik su įstatymais ir veikla mūsų šalyje, jos viduje. Sakyčiau, tai daugiau yra tarptautinis kontekstas. Tai pradėkime nuo užsienio reikalų komiteto, kuris yra mano pagrindinis ir, leiskim taip drįsti pasakyti, svarbiausias komitetas, kuriame aš asmeniškai dirbu. Taigi mes, kaip pavyzdys, tai ratifikuojame tarptautinės sutartis, kur Lietuva bendradarbiauja tarptautiniam kontekste su kažkokiom organizacijom ar kitom valstybėm. Tokiu atveju denonsuojame tam tikras sutartis, tai kaip pavyzdys, denonsavimu buvo nemažai susijusių su Baltarusija šiuo karo Rusijos prieš Ukrainą kontekste. Taipogi mes turime nemažai įstatymo tam tikrų pataisų, kurie susiję su tarptautinė Lietuvos veikla. Vienas iš pavyzdžių gali būti, kad užsienio reikalai labai yra susiję su šalies gynyba šitame sunkiame geopolitinėme kontekste, kai turime tikrai ne vieną ir ne du karštus konfliktus pasaulyje ir vieną visai netoli už mūsų sienos. NATO kontekstas. NATO kontekste labai daug pakeitimų, labai daug naujų dalykų, augantis biudžetai, problemos, poreikiai ir visi kiti dalykai. Tai tas labai irgi turi daug bendro sąryšio su užsienio reikalų komitetu ir mes šituos klausimus sprendžiame. Mano antras komitetas, tai jis yra ne visiems skiriamas, ne kiekvienas Seimo narys turi antrą komitetą, tai yra Europos reikalų komitetas. Tai yra papildomas komitetas visiems Seimo nariams, kurie dirba Europos reikalų komitete. Tai turime suprasti, kad kiekvienas Seimo narys, kuris yra Europos reikalų komitete, jis turi savo pagrindinį komitetą. Dėl to Europos reikalų komitetas apima Seimo narius iš visų komitetų Lietuvos Respublikos Seime ir yra bene didžiausias komitetas, turintis gerokai virš 20 Seimo narių jame. Ir mes ten sprendžiame visus klausimus susijusius su Europos Sąjunga, Europos parlamentu, Europos komisija, visais europinėmis direktyvomis, kurios turi būti implementuotos į būtent šitą komitetą. Taipogi mes, kaip ir analogiškai užsienio reikalų komitete, vizuojame, kitaip sakant, mandatuojame, sutinkame arba jas koreguojame pozicijas ministrų, kurie vyksta į tam tikrus komandiruotę, susirinkimus, atstovauti Lietuvą, Lietuvos poziciją ir panašiai. Jeigu užsienio reikalų komitete mes vykdome parlamentinę kontrolę užsienio reikalų ministerijos ir ten dažniausiai matome užsienio reikalų ministrą, ministerijos viceministrus ir pavaldžių institucijų darbuotojus, tai būtent Europos reikalų komitete mes matome visų ministerijų ministrus, visų ministerijų viceministrus ir labai platų spektrą valstybės institucijos darbuotojų ir vadovų. Būtent pagal tai, koks klausimas yra. Dar verta trumpai pakalbėti, bet tai tikrai nemažiau svarbi ir aš tai priimu kaip vieną svarbiausių savo pareigybių, kadangi aš pirmininkauju šitai komisijai, tai yra Lietuvos Respublikos Seimo ir pasaulio lietuvių bendruomenės komisija. Ir šita komisija atstovauja viso pasaulio lietuvius, diasporos atstovus, kurie gyvena už Lietuvos sienos ribų. Tai komisija sudaryta iš 20 asmenų, kurių viena pusė 10 asmenų yra Seimo nariai, taipogi iš visų partijų, iš skirtingų komitetų, jiem tai yra dar kaip papildoma atsakomybė, papildomas darbas dalyvauti komisijose kaip ir komitetuose, ir kita pusė 10 asmenų, kuriuos deleguoja pasaulio lietuvių bendruomenė. Ir mes 2 kartus metuose susirenkame Lietuvos Respublikos Seime per rudens ir pavasario sesiją